Nu ką, sveiki draugužiai, mes ir vėl susitinkam Baltijos pakrantėj ir šiandien su laidoje su manim bus mano brolis ir dar vieną turi ypatingą svečią. Kartu su mumis į žvejybą prisijungia pats maestro Pajūry. Sveiki. Visas sušilęs, suparkaitavęs. Bet bus gerai šiandien, pamatysit. Padarysit. Oi, šiandieną visko pamatysit. Tai žodžiu, ką tik atsinešėm daiktus, greitai vyniojam meškeres, rišam ir bandysim vėl pagauti kokią plekšnę. Yes, labai gerai. Visi čia aplinkui gaudo, tik aš negaudau. Didžiausia. O čia tai geras. Menkė. Ar eik graibšto? Man nekimba atstovai, užkibo žuvis. Žodžiu, papuoliam, nespėjom traukti. Antrą šiandien. Ką? Čia jau ledinę pareikia. Nu ką, kebra, pasivijom. Bėgam. Jau turim čempioną. Šiaip mano pirmą tokią žvejybą, tai jaučius kaip Korsakas, kai kimba, žinai. Žiūrim kirtimą legendinį. Opa! Na, pakomentuokit apie šią žvejybą. Kanalas man nekimba, bet pasirodo, kad labai gerai kimba. Ja, tai hebrytė, žiūrėkit. Pamatysit monstrus, kokius traukiam šiandien. Menkė? Menkė! Va čia galit pamatyti, koks vėjas pučia. Palyginti prie veidą, suprasi, ai kiek gera. Oho, tik spėjau užmest. O, kokia gražuola. Paskutinis atėjo, bet pirmasis pagavai. Yes, labai gerai. Nu ką, pirmoji jau yra. Ką tik susimetė meškeres. Bandysim kažką pagauti. Visi čia aplinkui gaudo, tik aš negaudau. Oi, tu sotai, kuidu duno. Irgi. Ura! Oh my god! Nice, kimba po biškį. Iš visų didžiausia. O čia tai geras. Nu, žuvė yra žuvė. Menkė. Ar eik graibšto? Jo. Čia 3 iškart tikrai bus. Nu. Žiūrim, neišsikelia. Tokią plekšnę taip užvirt. Kokią storą. Eina savo. Vis laidai net iškrito. Eina savo.
Čia man rods reik kamerą į tave atsukti. Tu aš tik laidų susiturgiu. Parodyk rankose dar greit, nukameruojam. Oh my god. Nice. Pagavote, ne? A turi? Žiūrė, rimtai yra. Iš tavęs atėmė. Tai reiškia, čia man tipo, bet tau matysi. O, jau gražesnė, jau tailesnė. Jau kalibras didėja. Yra. Jau. Nice. Man nekimba atstovai, užkibo žuvis. Taip teigiama. Dublis! Dublis! Žodžiu, papuoliam, nespėjom traukti. Bet tai storos, tokios gražios, didelis. Žodžiu, kimba. Maestro pajūrį biškį aprimo. Apa, Virgilijus vėl partraukė. Bėgam pakameruoti. Antrą šiandien. Tavo plekšnė apsisisiojo. Da, tik antrą? Jo. Įsibėgėjom po biškį. Mes tai nespėjom traukėt. Žodžiu, mes dar net nespėjom normaliai įsikurti. Arba biškį. Mes su broliu čia dar jau kartu. Virgilijus irgi prisijungs arčiau mūsų. Žodžiu, reikia eit persimest meškeris, vėl užsimesti. Šiandieną kimba. Ai va, jo, dar broliui vieną plekšnį ištraukiau irgi, kol jisai traukė. Žodžiu, nespėjom. Labai gerai. Virgilijus įgauna pagreitį. Ką? Čia jau ledinę pareikia. Menkė? Daug, kažkas gero. Ui, dvigubas. Duetas. Opa. Ir dar tokios geros. Ir žiauriai geros. Nu ką, chebra, pasivijom. O čia tai žvejyba. Labai gerai. Taškų taka. Apa. Va taip, oras geras, kibimas geras. Traukiam plekšnes. Nice. Ir kada net pietų valgyt. Bėgam. Užkandam, atsigėram, einam žiūrėt, kur traukia. Tai kur tau tokia nepermės meškeris? Okei. Tai kai didumo? Didžiausia šiandien ar ne? Čia Big Fishas. Šiandienos Big Fishas. Kas čia buvo? Kimba? Trauk? To šių dar nepermeta. Nu jau.
Jau turim čempioną. Sakiau, kad kibimas čia buvo, kavos meškeris neištėm. Ir vėl kokia nebloga. Čia pažiūrėjau, geras. Ha. Yra ką veikti per traktorius. Šiaip mano pirma tokia žvejyba, tai... Tai ja. Jausmas geras. Jaučiuos kaip Korsakas, kai kimba, žinai. Na, žaibuka. Mes. Varom toliau. Varom. Pradėjau lygiuotis į virkį. Pasižiūrėkit. Operaciją darysim. Einam žiūrėt, kur traukia. Vėl milžinas. Čia mažesnis ir nebekimba jau. Bet ir jis vėl iki velnė žino kur. Nieko, į krepšą tilps šitą irgi. Priims. Bet kokią gražią, sveiką. Nu. Žatilvas, bet. Nice. Kiek mes čia dar žvėjom porą valandų? Mes 3 valandas išėjom. Ne 3, ne? 3. Mes kada pradėjom, tik 11:30, man atrodo. Sakiau, 0,5 tonos. Oi, žodžiu, kimba. Smagu. Žiūrim kirtimą legendinį. Opa! Tėviškas kirtimas. Nu, su savo tėvišku kirtimu. Tėviškai užkirtau. Dabar eim petelį. A paimt už valą? Nematau nieko. O. Parint. Ne, pagaunu valą. Nice. Graži. Gražu vala. Vyksta dubletais. Paskino didesnė dabar. Ne, prikau, biškimą valą. Girdi. Kaip dabar pasiaiškinsite? Vėjas nuputė. Ak, vėjas nuputė. Ar užmest nemokate? Vėjas nuputė. O painojamės mes čia. Broliukas autraukia. Nu, šiandieną tai tikros petelnės kimba. Mes pradėjo kaip menki. Žodžiu, eina greit, užsidedu, metu atgal. Nu va, ir man vėl užkybo mažesnė, bet yra, kimba. Pinskitą pagavo. O mane kimbo atstovas pagavo. Bet ikrą pagavo.
sleku. Milčinė. Užplaukė dideliu plekšniu pas manęs. Tokiu dideliu, kad čiut į delną telpa. O, Jėzau! Tai kai diduma. Bet gražiai lapyta. Bet žolės pradėjo nešti. Einam, pašnekinsim Virgilijų Butku, mūsų dainininką. Na, pakomentuokit apie šią žvejybą. Kanalas man nekimba, bet pasirodo, kad labai gerai kimba. Ja, tai hebrytė, žiūrėkit, žiūrėkit. Pamatysit monstrus, kokius traukiam šiandien. Sakė, menkį užkibo ant kitos meškerės. Žiūrim tėvišką kirtimą. Ai, ne, šiukart normaliai. Menkė? Menkė! Ar mes kada nors pagausim rimtai menkę, ar nelabai? Ja, matai gerai spaudė tą plekštę. Plekštę. Kai pritrauks, ateisiu paimti. O! Big Fish'as nejaugi. Ką? Nejaugi Big Fish? Ne. Dar. Bet storulė kokia. Oi, palauk, stoj. Lemba čia kokie. 600. Nu, visai neblogas, staro. Pauskinis tai tikrai. Nu, va, ką mes čia turim? Po 2,15. Plekšnių jau pagavom tikrai nemažai. Na, aš mažiausiai jaučiu pagavau. Aš ne mažiausiai. Aš daugiausiai gal plekšnių pagavau, bet daugiausiai mažiausiai pagavau plekšnių. Dar pažvėjosim keletą valandų, varysim ant molą. Kai, diduma. Bet kai stora. Plekšnė, ne? Na. Menkę, ne? Mačiau, mizeriją partraukiu. Iš manęs išmokai. Otas. Ne, otas. Ne. Otas. Taip, otas. Kaip ir praeitam video. Tokio pačio dydžio. Petel! O, ne. Beterijas, ne? O nieko, gražiai ištraukti ir paleisti atgal. Ne, pas manęs tai jau yra, pakelt. Pas manęs tai tik 4. Pas manęs tai jau virš 10 plekšnių. Įdėsiu šitą į Matai? Kameristas bėgo. O! Sakau, nedidelė. Dabar nerodysim šitos visos operacijos, bet šitas žuvis keliaus namo, nes jinai nebeturės galvos. Keliaus namo į jūrą. Galva į jūrą. Apgavau visgi, šitas žuvis vis dar su galva. Nu ką, čia va apgaudėm, išgaudėm plekšnes.
keisim lokaciją. Važiuosim į kitą vietą dar pabandyti. Nu ką, pakeitėm vietikę. Turbūt pažįstamas vietas. Kiek čia, kokį kilometrą jam? Kaip Virgilijau? Man tai atrodo, kad 5 kilometrus ėjom. Žodžiu, greit biškį atgaunam kvapą ir metam atgal savo meškerius. Ir bandom vėl pagauti. Ką pagausim? Menkę. Tikimės menkės. Bet svarbu bent kažką pagauti. Tai kai menkę? Ešeris! Pakeitėm lokaciją. Pirmoji plekšnė. Vėjas daužo kaip reikiant. Virgilijus iš vis be striukės su megztiniu. Tikrai taip. Ką, dar sėdam, gaudom. Jau. Bet tempia atgainė kaip plekšnė. Ne, bet plekšnė. Plekšnė. Žvejys išėjo, mes žvejojom. Va čia galit pamatyti, koks vėjas pučia. O kažkas su megztiniu. Plekšnė ore. Tu dabar esi pagrindiniam plane. Menkė? Kažkas bus riebus. Gera. Lygiai prie veidą, suprasi, kiek gera. Jo, gera. Plekštas. Betelne. Gera kaip ir lašinė. Nu ką, jau nebe prie vandens. Jau beveik namuose. Tai reikia atsisveikinimą padaryti. Tai pasakyk porą žodžių apie šiandieną žvejybą. Nu ką, iš tikrųjų jaučias nuovargis, nemažai kilometrų praėjom. Nebūdinga gal man tiek daug praeit per dieną. Iš tikrųjų smagu, gerai ir ačiū Chebrytė, kad pakvietėt. Pasimatysim dar, tikiuosi, ne kartą. Tai pala, tai dar prisistatyk, kas toks būsi. Tai Virgilijus Butkus šiandieną su jumis buvau kartu. Žiauriai gera žvejyba. Tikiuosi, kad pakartosim ir ką, praėjom nemažai kilometrų, nuovargis jaučiasi. Bet žvejyba yra žvejyba. Jo, tai nei žvyno, nei uodegos chebra. Ačiū. Tai va, čia mano brolis. Ir žinoma aš. Tai laukiam kitų video ir susitiksime kažkur kitur.